Užsidėsime iš karto trikojį, kad būtų patogi atrama. Bandysim prieiti kokiu 30 metrų ir atlikti šūvį. Bebras tvenkia užtvankas tam, kad pasidaryti savo gyvenamosius plotus. Laukiu ten prie užtvankos. Jaučiu, kad visai nebloga vieta, jeigu mes čia sėdėsime ir lauksim. Tykosim visai išplauks čionais. Jų daug yra tikrai. Jie graužia medžius, kulto, tvenkia ir užlieja žemę. Bebrai daro pelkes. Kai bebras išlenda, matosi, matai, žiūrėk, koks ratilas, ten toli. Ten panašu, jo plaukia bebras. Ten kitam krante matosi išlipimas, kur bebrai išlipa. Takas padarytas iš vandens į viršų. Čia bebras namų nestato, gyvena urvuose. Čia po mumis. Liksim čia trikoj, pagrindiniai tykojimo vietoj, pasivaikščiosim biškį. Bebro nugraužtas medis. Beržas yra jau nugraužtas, šiemet paguldytas. Medžioklė svarbiausia procesas medžioklės. Nuo buvimo gamtoje, nuo gamtos pažinimo, žvėrių pažinimo, žvėrių elgsenos pažinimo, iki sumedžiojimo. Kažkur nuplaukė ar į vieną, ar į kitą pusę, bet jis ten buvo, ten pačiam gale išplaukė. Ten toli ratilai kyla. Išlindė. Man reikia laukti, kol jie čia atplauks, aš ten toli negaliu šauti. Medžioklė baigta. Sumedžioti 4 bebrai. Važiuojame lūpti. Volit, viskas vienoje vietoje.